Labadiena, aš esu Mikalojus Ramanauskas, Vilnius Tech universiteto programavimo dėstytojas ir šiandien jums pristatysiu, kaip būtų galima išspręsti 2025 metų informatikos programavimo praktinę užduotį. Pati užduotis sukasi apie moksleivių vykdytas socialinės pilietinės veiklas. Yra išskirtas 7 galimos veiklos, moksleiviai rinko atitinkamose veiklose valandas ir mums reikia paskaičiuoti tam tikrą statistiką. Kaip viskas atrodo, paprašiau bus susidaryti bendrą vaizdą iš duomenų failo. Pas mus bus pateikta, kiek yra moksleivių, tuomet bus pateikta kiekvieno moksleivio vardas bei įvykdytos skirtingos veiklos. Tarkim, Jonas įvykdė 3 skirtingas veiklas, nurodytos tos 3 galimos veiklos ir prie kiekvienos veiklos bus nurodytas jos pavadinimas bei kiek kartų ją vykdė ir po kiek valandų surinko. Tarkim, ten kultūrą vykdė 3 kartus, surinko po 1 valandą 3 kartus. Ir mums reikės taip kiekvieną moksleivį apdorot, suskaičiuot ir pateikti rezultatų faile, kiek procentaliai kiekviena veikla buvo vykdyta, bei pateikti mokinius, kurie surinko 20 arba daugiau socialinių valandų. Veiklas reikės pateikti nuo populiariausios iki mažiau populiarios, o mokinius pagal abėcėlės tvarką reikės išrikiuot, pateikti tuos, kurie surinko bent 20 valandų. Tad darbo mūsų laukia nemažai, tad nieko nelaukdami, eikim ir pradėkim rašyti programą. Aš jau turiu pasiruošęs programos langą bei įsikėlęs duomenų failiuką. Pabandykim visą tai nuskaityti ir suskaičiuoti. Ir mums reikės viską nuskaityti iš failo. Iškart pasidarykim biblioteką failam. Dar reikės rezultatus ten išvesti 2 skaičiais po kablelio. Reikės set precision komandos, tad iškart įsidėkim irgi biblioteką, kuri reikalinga set precision. Jeigu reikės dar kokių bibliotekų, eigoje irgi įsidėsim. Na ir mums reikės patogumo dėliai susikurti struktūrą, kurioje saugosim moksleivių duomenis. Tai tarkim, sukursiu struktūrą mokinys ir kiekvienas mokinys turi savo vardą ir kiekvienam moksleiviui reikėjo paskaičiuoti, kiek jis surinko valandų. Tai pasidarom dar kintamąjį. Valandom skaičiuoti. Būtų galima ir veiklas saugoti struktūrai, bet šį kartą veiklas bus paprasčiau išsisaugot atskirai masyvę pagrindiniai programos daly. Ko mums reikės skaičiuojant? Pirmiausia, mums reikės žinot, kiek yra moksleivių skaičiaus n. Mums reikės suskaičiuoti procentalio dalį kiekvienos veiklos, tai reikės dar suskaičiuoti, kiek iš viso yra valandų. Tai kažkokius sumos kintamai pasidarom, nusinulinam, kur skaičiuosim visas valandas. Mums reikės pačių veiklų masyvą, žinot, kiek kuri veikla atitinkamai buvo surinkusi valandų. Tai tam pasidarysim 2 papildomus masyvus. Vienas, kur saugosim procentaliai valandų išraiškas. Tam pasidarysim, tarkim, V masyvą. Arba paprašiau tiesiog užsivadinsim kiek veikla surinko valandų. Mums pasakyta, kad yra 7 veiklos, tai masyvas bus iš 7
narių. Ir visas valandas iškart pačioj pradžioj nusinulinam. Visam masyvui priskiriam nulinės reikšmės. Čia bus saugomos valandos kiekvienos veiklos, o reikės dar vieno masyvo, kur saugosim kiekvienos veiklos pavadinimą. Mums užduotį irgi pasakyta, kad yra 7 galimos veiklos ir mes žinom jų pavadinimus. Tai pavadinimus galim iš karto ir prisiskirti. Mums pasakyta, kad bus tokios galimos veiklos, jas iškart ir išsisaugom. Paprastumą dėlį saugokim tą tvarką, kurie pateiktos užduotį. Tai išsisaugom visas veiklas. Na ir žinosim, kad tam, pavyzdžiui, jeigu kultūra čia yra kaip 3 narys, tai ir kultūros valandas čia irgi skaičiuosim kaip 3 narį. Kokią tvarką čia sudėjom, tokią tvarką skaičiuosim ir valandas. Ko dar reikės? Dar mums reikės pačių mokinių. Mums ir mokinius reikės kažkur įsisaugoti. Tai susikuriam ir mokinių masyvą. Užduotį mums pasakyta, kad daugiausia gali būti 25 mokiniai, tai ir masyvą kurkim iš 25 narių. Kol kas tokie tarpiniai kintamieji, jeigu dar kokių reikės, susikursim eigoje. Na ir reikia viską nuskaityti iš duomenų failo. Tai susikurkim komandą. Nurodykim, iš kokio failo nuskaitysim duomenis. Ir kaip matėm, pats pirmas skaičiukas faile yra, kiek bus moksleivių. Tai nusiskaitom reikšmę n. Ir tada mums reikės nuskaityti kiekvieno moksleivio vardą bei jo veiklų skaičių. Tai pasidarykim tarpinius kintamosius. Vardui nuskaityti. Na ir ta kiek veiklų vykdyti. Visą tai nuskaitysim su ciklu. Tai pirmiausia nuskaitom moksleivio vardą ir moksleivio vardą iškart išsaugosim į jau sukurtą mokinių masyvą. Sukūrėm struktūrų masyvą ir nurodom, kad įtojo moksleivio vardas ir bus tai, ką čia nuskaitėm. Mokinio vardui priskiriam. Su T nuskaitėm, kiek jis įvykdė veiklų. Jeigu įvykdė 3 veiklas, tai dar tos 3 veiklas reikia ir nuskaityti. Tai mums reikės dar nuskaityti papildomai. Susikurt kintamai laikiną veiklai. Dar kažkokią pasidarom veiklų skaičiui, kad galėtume išsaugoti. Ne veiklų skaičiui, o kiek ta veikla, kiek jis kartų tą veiklą vykdė. Pilietinės vykdė 2 kartus, socialinės vykdė 1 kartą, kultūra vykdė 3 kartus. Tai čia dar. Kiek kartų vykdė atitinkamą veiklą. Na ir dar ten tarpinį kažkokį kintamai valandom skaičiuoti. Kiek kartų ten tą valandą įvykdė. Na, tiesiog kiek valandų užtruko. Tai čia nuskaitėm, išsaugom į vardą ir tada dar kartą su ciklu einam per
visas T veiklų pirmiausia nuskaitom veiklos pavadinimą, kokia ta veikla, tada nuskaitom, kiek kartų vykdė tą veiklą, va, nuskaitom šį pavadinimą ir nuskaitom, kiek kartų tai vykdė. Ir jeigu, mums reikia patikrinti, jeigu tai veikla buvo, tarkim, pil taškas, su tašku rašoma, jeigu tai buvo pilietinė veikla, tuomet su ciklu reikia nuskaityti visas tas valandas. Žinom, kiek kartų vykdė šitą veiklą, tai dar kartą su ciklu nuskaitom visas ir tas valandas. Tai dar vieną ciklą rašom. Na, kai jau panaudojom, kokį čia M raidės dar nenaudojom, pagal M prasukim. Ir nuskaitom būtent kiek valandų surinko ir kiekvieną kartą šitas valandas pridėkim ir prie moksleivio valandų. Tai nurodom, kad įtojom mokinio valandos padidėja per tiek. Nurodėm, kad moksleiviui valandos tiek padidėjo ir kartu mums reikia suskaičiuoti visą bendrą valandų sumą. Tai dar ir bendrą sumą irgi padidinam per valandų skaičių. Ir ką dar reikia padaryti? Ne tik mokiniui šitas valandas reikia priskirti, bet ir atitinkamai veiklai. Žinom, kad pilietinė veikla yra pirmas elementas, tai ir veiklų valandose pirmas elementas bus būtent pilietinės, tai būtent prie pirmo šio masyvo elemento irgi pridedam šias valandas. Šitaip viskas likom su pilietinė veikla, viskas analogiškai bus ir su kitomis veiklomis. Tai tiesiog dar kartą visą tai pakartojam, tik antras bus jau socialinė veikla, tai yra antras elementas. Toliau, na, padėsim po du. Kitas buvo kultūra ir sportas. Kultūra jau buvo trečias elementas, tik nuo 0 numeruojam, tai kaip 2 rašom. Na ir dar 3 liks, kultūra, sportas, eko, dar ir kit. Tai čia jau bus eko, dar ir kit. Kit yra šeštas elementas, nuo 0 numeruojant, čia 5, čia 4. Na ir taip kiekvienai atitinkamai veiklai priskaičiuojam valandas, atitinkamai mokiniui išsaugom kiekvienam valandas ir suskaičiuojam bendrą valandų sumą. Tai kiekvienas taip ir turėtų būti suskaičiuotas ir lygtai ties tuo mūsų įvedimas turėtų baigtis. Suskaičiavom visų veiklų valandas, kiekvieno moksleivio valandas. Ką toliau reikia daryti? Toliau mums reikia suskaičiuoti, kiek procentaliai kiekviena veikla buvo vykdyta. Tai eisim per kiekvieną
veiklą. Viso veiklų yra 7, tai tiesiog ciklą suksim iki 7 ir kiekvienos veiklos valandos kad paversti procentinę išraišką, tai tiesiog kiekvieną narį padalinsime iš tai, kiek iš viso buvo valandų ir padauginsim iš 100, kad gauti procentais. Ciklas visą tai prasuks, galim pasidaryti tarpinį spausdinimą, kad pamatyt, ar kol kas skaičiuoja teisingai. Pabandykim atsispausdinti. Pažiūrėt, ar bent į tą pusę skaičiuojam. Taip, kažkur problemėlė. Nuo čia iškirpsim. Viskas čia buvo gerai, kompiliatorius tik užgribavo. Tęsiam toliau. Tai paleidžiam programą, pažiūrim. Ir štai gavom procentinės išraiškas. Skaičiukai ganėtinai panašus, jeigu čia po 2 skaičius po kablelio palikt. Tai procentus suskaičiavom teisingai. Juos netrukus ir išsivesim, išsirikiuosim. Ką mums dar reikės suskaičiuoti? Mums dar reikės suskaičiuoti, kurie moksleiviai surinko virš 20 valandų. Bet čia atskirai kažkokio irgi masyvo nedarysim. Irgi tiesiog išsirikiuosim visus duomenis ir tiesiog kai spausdinsim, išvesim tik tai tuos, kurie surinko daugiau negu 20. Kad nereiktų atskirai jų kažkur saugot, tikrai tam laiko gaišti nebūtina. Mums užduotį yra pateiktas nurodymas parašyti funkciją, kuri surikiuotų būtent šitus duomenis. Tai rikiuosim ne pagrindiniai kodo daly, ne main'e, o atskirai pasidarysime tam funkciją. Na ir čia funkcija bus void tipo, nes reikės, mums nieko grąžinti nereikės. Ko mums reikės, kad galėtume išrikiuoti? Mums reikės žinoti, kiek yra moksleivių. Mums reikės pačio moksleivių masyvo. Ir mums reikės ne tik mokinius išrikiuoti, bet ir pačias veiklas. Tai ir veiklų masyvų irgi reikės. Tiek visų tų valandų reikės procentinių išraiškų, tiek pačių pavadinimų. Turim funkcijos prototipą. Funkcijos kūną sukursim po main'u. Ir rikiuosim standartiniu, visiems žinomų burbulo algoritmų. Tai pradžiai išsirikiuosim mokinius, vėliau išrikiuosim ir veiklas. Mokinius, primenu, reikia išrikiuoti abėcėlės tvarka. Tai, kad tai padaryt, einam per visus mokinius, eisim iki prieš paskutinio mokinio, nes jau pačio paskutinio nebus su kuo lyginti. O čia suksim ciklą nuo sekančio mokinio. Jeigu čia paėmiau kokį 5 mokinį, tai jį lyginsiu tik su 6, 7, 8 ir taip toliau. Tik su visais toliau esančiais. Kad neimti to pačio su tuo pačiu. Ir
Jeigu norim išrikiuoti abėcėlės tvarka, tiesiog tikrinsim, ar įtojo mokinio vardas yra didesnis už J mokinio vardą. Ir jeigu įtasis didesnis, reiškia mes turim šiuos du mokinius apkeisti vietomis. Kad tai padaryt, įsidėsim laikiną kintamąjį, kuriam priskirsim įtojo mokinio vardą. Tuomet įtojo mokinio vardui priskirsim J mokinio vardą, o J mokinio vardui priskirsim tą laikiną kintamąjį. Šitaip turėtų išsirikiuot, tik čia išsirikiuos būtent vardai, bet mums reikia kartu pakeisti ir valandas. Jeigu pakeitėm vardus, atitinkamai reikia pakeisti ir šių mokinių valandas. Tai dar vieną pasidarom kintamai valandom ir irgi analogiškai sukeisim ir valandas. Taip, turėtų būti gerai. Na, kad per daug nenubėgti į priekį, pabandykim kol kas pažiūrėti, ar su mokiniais viską padarėm teisingai. Tai išsikvieskim funkciją rikiavimas. Nors su veiklom dar nieko nedarėm, bet vis tiek reikia čia paminėti, nes jos parametruose įdėtos. Mums turėtų išrikiuoti būtent mokinius. Pažiūrėkim, ar jie išsirikiavo. Tai tiesiog irgi atspausdinkim. Atspausdinkim kiekvieno mokinio vardą ir kiekvieno mokinio valandas. Pažiūrėkim, ar sveiks. Taip, kažkur pamiršau kabletiškai. Raidelę pamiršom. Natūralu, kai kodą rašom. Duomenys kažkur paklydo. Tuoj. Taip, padariau šiek tiek vieną klaidelę. Mes juk sumavom moksleivių valandas. Tai valandas reikėjo nusinulinti pačioj pradžioj. Kad valandos būtų nunulintos, tiesiog čia uždėsim kaip nunulintas reikšmės. Ir tada jau suskaičiuos teisingai. Visada, kai kažką sumuojam, privalom nusinulinti. Na ir matom, kad tikrai atsirado du moksleiviai, kaip ir atsakymo faile. Du moksleiviai, kurie surinko virš 20 valandų. Pirmesnis matas, tada eina meda. Tai tikiuosi ir spausdinsim. Kas nesurinko 20 valandų, tų tiesiog moksleivių nespausdinsim. Tai šis rikiavimas suveikia, išrikiuokim ir veiklas pagal
procentinės jų išraiškas. Tai bus labai panašiai. Irgi reikės 2 ciklų. Tik tai ciklai eis ne iki n, o iki 7. Nes mes turim lygiai visada 7 veiklas. Moksleivių ten galėjo būti ir 15, ir 20, ir 25, o veiklų visada bus 7. Tai ir suksim ciklus tiesiog iki čia. Iki 6, čia iki 7. Ir veiklas jau reikia rikiuoti nuo didžiausio iki mažiausio. Jeigu norėjau nuo mažiausio iki didžiausio, tai buvo ženklas daugiau. Jeigu noriu nuo didžiausio iki mažiausio, tai ženklas bus jau mažiau. Tai tikrinu, ar mano valandos mažiau už juodosios veiklos valandas ir jeigu mažiau, mes jas turim sukeisti. Vėl pasidarom laikiną kintamąjį. Na, galiu ir tą patį vis tiek čia atskiras ciklas, jam prisiskirsim kitosios veiklos valandas, įtai veiklai priskiriam juodosios veiklos valandas, o juodai priskiriam pradinį išsaugotą valandų skaičių. Sukeitėm valandas, reikia sukeisti ir pavadinimus. Tai irgi labai panašiai. Susikuriam pavadinimam laikiną kintamąją. Išsaugom įtąją reikšmę. Įtąjį priskiriam jotąją reikšmę. Jotąjį priskiriam pradinį tarpinį kintamąjį. Ir turėtų būti išrikiuotos ir veiklos. Pažiūrim, ar taip ir nutiks. Čia atspausdinam pasitikrinti moksleivius. Veiklų bus 7, tai iki 7 eisim. Spausdinam pradžiai pavadinimą. Ir tada valandas. Ar suveiks? Na štai nuo didžiausio iki mažiausio ir išrikiavo. Panašiai kaip su moksleiviais. Kas nesurinko 20, tiesiog nespausdinsim, taip ir čia. Ten, kur nie kartą nebuvo pasirinkta veikla, jeigu pas jie yra 0, jos irgi nespausdinsim. Skaičiukai gavosi lyg tai tokie, kokie ir turėjo gautis. Na, tai dabar bereikia padaryti tvarkingą išvedimą. Irgi į failą. Čia pasitikrinom, ar išveda tai, ką reikia. O dabar visą tai išveskim į failą. Irgi susikurkim komandą. Kokią čia susikurkim. Reikia pažiūrėti, koks pavadinimas. Tiesiog rezultatai TXT. Ir pirmiausia reikia išvesti tiesiog žodelį statistika. Tuomet reikia išvesti veiklos pavadinimą ir procentinę išraišką. Tai tiesiog panaudosim tą patį ciklą, kur ką tik tikrinomės. Veiklų yra 7. Išvesim į failą. Veiklos pavadinimas, tarpas
veiklos valandos, čia reikia 2 skaitmenų po kablelio. Ir dar per tarpo simbolį atspausdinti procentą. Išvedėm ir procentą. Ir tiesa, reikia išvesti tik tai tuos, kurie surinko bent kažkiek valandų. Tai prieš išvesdami patikrinam, ar ta veikla iš vis surinko bent kažką. Vesim tik tas, kurios surinko daugiau negu 0. Jeigu surinko lygiai 0, tiesiog nieko su ta veikla nedarysim. Jos nespausdinsim. Ir tada reikia išvesti mokinius. Išvedam žodelį mokiniai. Ir irgi su analogiškai su ciklu išveskim juos į failą. Reikia išvesti vardą ir kiek surinko valandų. Ir irgi, kaip užduotis prašo, išvesim tik tuos, kurie surinko virš 20 valandų. Tai prieš išvesdami patikrinam, ar moksleivis turi bent 20 valandų. Tai kaip čia reiks parašyti? Kaip čia ne mažiau kaip 20 valandų, tai reiškia 20 valandų tinka. Tai daugiau lygu negu 20. Tik tuo atveju išvesim. Ir patikrinam. Tuoj sustabdom, kažkas kodėl neišveda. Štai, patikrinam, išvedė mums rezultatus, lyg tai išvedė taip, kaip ir turėjo būti, lyg tai visi skaičiukai sutampa, nors ne. Va, matom, turėjo išvesti su taškeliais. Taip, nors ir saugojau, čia irgi turėjau taškelius visgi uždėti. Neužteks man taip išvesti. Reiks ir čia taškelius įdėti. Taip, taškelius sudėjom. Ir dabar jau turėtų būti gerai. Dar keletas dizaino dalykų. Kadangi naudojam failus, juos atidarėm programos pabaigoje, juos turėtume ir užsidaryti. Toliau viskas lygtais turėtų būti gerai. Dar kartą patikrinam. Taip, viską gavom. Na, dėl viso ko įsikelsiu programą į sistemą, kuri automatiškai gali patikrinti, ar visi testai praeis. Įsikelkim. Na ir taip, ties visais testų duomenimis programa suskaičiavo teisingai, tai viskas turėtų būti gerai. Tai taip atrodytų 2025 metų valstybinio informatikos egzamino praktinės dalies sprendimas. Tikiuosi, visą tai aišku, niekas iš šios programos nekelia klausimų ir tikiu, kad šių metų egzaminas bus ne ką sunkesnis ir turėsit gerus jo rezultatus. Ačiū, kad žiūrėjot ir sėkmės valstybinių egzaminų sesijoje.